krepšinio klubo Lietuvos Rytas krepšininkai. Tai yra Steponas Babrauskas, kuris yra kapitonas krepšinio klubo. Simas Gudelevičius, kuris yra jaunas ir perspektyvus žaidėjas ir jo pozicija yra atakuojantis gynėjas. Aš norėčiau paklausti, ar jūs dažnai lankėtės mokyklą, kai buvote jauni? Ar pakeitėte pamokas? Dėl to aš baigęs tą mokyklą už gatvės. Tai šiaip, tai jeigu tekdavo praleisti daugiausia dėl sporto, kad nemeluosiu, būdavo ir neįdavo pamokas. O Simas? Aš tai buvau pavyzdingas labai. Ir tik tai 12 klasėje neįdavau į mokyklą. Pasiėmiau tokią programą eksternų. Klausau visokią muziką, iš tikrųjų, rusišką, lietuvišką, Metallica, Justin Bieber. Madonna ten. Galiu klausyti viską, nesu labai ten. Nuo Metallicos reikia Jordanas Butkudens arba Ryšins. Mes planai laimėti Lietuvos čempionatą baigti sezoną. Tokias kalbas planuoti išplėti užsienį, bet jūsų mokslas, ką mokytojai jums sako, ir verčiais, jūs turite būtinai jų klausyti ir mokintis, nes jums duoda išsilavinimą ir jūs tikrai tai praversit gyvenimą. Nes paskui galvosit, kaip po kokių 10 metų, ten kvailas buvau, būčiau ten tą daręs, būčiau dabar tikiu. Tai žiūrėkit, kad taip nebūtų. Po 5 metų, kad 8 klasėje to nedariau. Tai žiūrėkit, kad taip nebūtų. Nes tos linksmybės, ką jūs dabar, aišku, čia pats įdomumas, nes galės išviesiai įgimti, tie draugai, vakarėliai, susitikimai ir taip toliau, tai čia, žinokit, ne, dabar smagu, bet aš manau, vėliau pakentėkit, pasigalit, gerai baigit mokyklą, turėkit darbą, užsitikrinti pagrindą, klausykit mokytojų, nes mokytojai tikrai jums nežinokit blogai. Dėkui, kad atvykom, padėkokim.